Trečias bandomas. Dėl vėjo tai stovi nepadušus. Wow, magija. Yes, I want to be Did you also. subscribe? Yes, look, I turn on the notification so I'll Very be the good. first one to see. Very What? Atvarėm spa. Taip skauda. Toks pusminės masažas, smegenų masažas. Tikrai dar momenėlis subrendęs. Nu, čia man toj galės pakloti. Lova, man atrodo. Tas garsas nieko gero nežada. Va, per vietinį susiderinom, kad pavežtų. Dalia kaip tiesa. Atvarėm į padžią. O, geras. Va taip, va. Čia gal įmavo treneriukas, žiūrėk. Ten ir yra Jacksonas. Hello, you're welcome. Hello. The boxing classes here. I'm trained with Jackson yesterday. Oh, yesterday we trained with Jackson. Okay, so when are you training? One time. Yeah, yes. Hey, yes. Take it back with. One time. Come on, player. Yeah, yes. Return it to the punch. Nu, iš tikrųjų, kokia gali būti atostogose geresnė pramoga. 7, 8, 9, man. Come on, open, okay, 9. Yes. Whoa. Okay. Dabar turėsim pinigų duoti. Melia kokia. Jumbo. Jumbo. Fruits. Fresh mango juice. Atvarė boksų treneriukas. Varom mušti letenų. Išrinkau vietą tokią gal kiek įdomesnę. Nes prie mūsų namų tai labai dušnekas. Va. Čia viešbutukas. My coach. Jumbo! Una matata. Wakami bisha. Hakuna matata. Hey. Jackson is watching my videos. Eyes, contact all the time, okay? Eyes.
Head movement. Head movement. Head movement. Come on, Johnson. Yes, 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 yes. Come on, Johnson. Come on, Johnson. Again. Again. This round was fun. This round was fun. Last round. This round was fun. Yeah, that was fun. This was fun, nes nebuvo baisiai stipriai. Press rounds tai pasina. Taip sunku. Vis bandau keisti vietas, nes galvoju, kad bus lengviau. Prie namų varėm. Po to prie paplūdimio nespėjau daugiau. Po to lindom čia vidų, kur Gondiškė. Tai nežinau, tiesiog labai sunku. Round 2. Last round. Nori treneriukas parodyti, kai varė. 22 kovas turėjo profesionalias ir nei vienos nepralošė, turėjo 2 lygiasias. Oh, nice.
pastoviai dinginėja elektrą ir po minutės atsiranda visam viešbutį. Ne, aš iš tikrųjų ne viską norėsiu, todėl kad aš jau turiu realiai viską, ko noriu. Ir nežinau, nes aš turiu tą setuką, kur sakiau geriausias rinkoje, nu tu žinok. Tas setukas daro stebuklus. Aš tikiu, kur daro stebuklus. Nu visur, visose srityse. Visą liniją pačią. Jo, bet šiaip ir vaikščioti ir aš plaukiau, žinai. Aš mačiau tavo, žiūri gerai, tokiais vietą. Tai va, ir turiu, aš jau šitą. Aš ir šitą atsimdau senai šitą. Aš šitą senai turiu, bet žinok, nu, nežinau, ar gražesnę aš mačiau. O dabar jūs man šitą davėte, tai labai gražuolis, nu, bet šitą tokia klasikėlė, kur visur jom. Galim papasakot, nors vienas yra, nes matom gimęs ant mano filmo, kadangi šuo per naujaką. A, jis išėjo per naują. Lygiai 12, net laikraštėlį rašė. Aha. Dėl to toks matas. Nu, fainas tas matulis, nulinkėjimai. Kaip grįši. Hakuna matata, džembo. Reikia sakyti jam taip dabar. Geras. Šitų nedažau. Šiaip jo matom mėgstamiausią maiką. Jo. Ne, man vis tiek labiau. Man ta pirmoji, žinai, gal man dėl to, kad sentimentali, aš ją kai gavau, man tas matas papasakojo reikšmę, ten tų pirštų. Ir aš taip klausau jo ir wow, man tai įdomu, žinai. Aš man atrodo dar šitas maikas. O, jie, galiu iš karto pasakytis. Jo. Nu, man žinok, ta klasikėlė, man jinai vis tiek sentimentali ir man... Tai blizonas. Na. Nusėri blizoną, kaip vėl tokia. Vėl to, žmonės nesupranta. Buvom dabar trumpom rankojom, kaip supras. O ką kaip, taip pat, pavyzdžiui, kovotojai rankas? Priklauso iš kur. Jei iš Kauno niekaip nekišite su kelniu, bet jei iš Vilniaus... Tai va, man jūs bandėt įkišti, tai aš dar man bandė šitas kelnes įkišti. Bandėm. Atbėgau, gražinau su vėliu net. Sakė, nori siaurų. Ne siaurų, bet ne tokių platėlių iš motofonių. Kur šiaip fainai, čia jūs čia gal nuomojat vakarėliam šitą patalpą. Darom, mes čia palūkimo aktorius darom. O tai tas nieks Ne, Varom išsikeisti pinigėlių. $100,000. Thank you. Thank you. Here I got the password and keys for this. Čia yra 200 eurų. O iš tikrųjų, jų pinigais 550 tūkstančių. You're gonna swim with the turtles, you can touch them, but don't pick them up the turtles, okay? Okay. They don't bite. And also this water is cold water. O, čia suzu. O, sveikas. Įduokit, jo. Kaip, vienuosi vanduo išeina, matai? Geras. Žiūrėk, koks šitas gal. Sveikas. Draugelį. Geras. Biški nagliai, vėžliukai, nindzės. Mane kasit, žinokit, gausit iš kelio.
Sakė daug daugiau. Kas kiti papa? Ką tu? Gražuolė tu. Guys, relax. Relax. Sakė, kad negalima tik tai kelti iš vandens, o taip daryti galima. O, atsargiai nesitrenkit. Saugau ką tik. Aš jam neleidžiu man įkast. Bet šitos koks didžiulis, pasižiūrėjau. Wow. Nu, labas, siūtė. Tu tik čia atsargiai. Aš irgi šitą darbą dirbau ką tik. Sumastėm nueiti į barą. Dar nesutvarkė laiptų. Tai einam per aplinkelį. Geras praėjimas, Karolina. Patinka? Einu, pasižiūrėsiu YouTube. Tai va geriausias su dantų krapštuku. Baisiai greitai. Laukinukę. Gerai. Varom į miestą. Nuo kažmutkiam varom, pafilmuosim kelis videkus. Žiauriai smirda mašinai. Prakaito. Čum. Bet nieko nekaltinam, kai taip karšta, ne? This is our community where we train the acrobatics, the traditional dance, everything we do it here. Yeah. So very welcome, bro. Yeah. Pasiruošimas šiūtui. Ruošiama scena. Modeliai. Can I get your number? Grinai baltodis režisierius.
Ndio mbona bodi tu akajua huku mama yake bodi. Hey, don't shooting unakaaje mdogo wangu? Kuja shooting hapa? Hapa. What do you think, you like it? Yeah, of course, bro. Yeah. So we're gonna do like the up, yeah? Okay. Msingi mbona mikono yako umekupande? Sijaeka hujafunguka bado mikono yako. Kuna nini kabisa? Niweke kati umeniwekea hivi tege kama unagombo. Like this looks good? Yeah. Okay, you tell me what do we do and then Yeah. mimi namsikia wewe ngesema si ngumi na kubwa. Jina kubwa. Ну, Дарьяна, системально сумата с такова. Labai va, stilimas prieštingas. Šešiuose turbūt. Nakuja kula shosho. Nakuja kula shosho. Kambuta huyu alijaa. Akapeleka sasa kaibeba. Trečias išbando matą. Oi! Yra reikalų?
Ewa, sasa hapo chini. Mwenyewe. Pia amekushikilia. Hapo wewe nenda la sasa chini. Nataka nimpaukiza kidogo hapo. Hapo yeye wote t-shirt amjaweka bag. Sasa nimekuja na mwingine ili tujibidia. Hajaona kiatu changu na ya pulingi. Hapo na niuliza yule pale wewe mkubwa ule Joe. Pakesi. Ushabiki na umri na 32. Mwenzako ana miaka 20. Amwambia anatia mwenye atoke hapo. Dogo njoo. No, it feels good. Wait, nothing. Jiu-jitsu. Toa huyo. Anakugaragaza kidali. Na mbona hatafanyi chochote? Anakungojea chini. Mweke shafu simwache. Shafi ndo utachoka mapema, sema angalia kichwa. Kwisha. Power. 6 years. Jambo. Znamo, Abdalavski biški gal. Spalvojam šiandien. Buvau Zanzibar šaiką. Ir dar kartą supratau, kad smūgiavime, kickbokse, bokse dar prasileist gali kažką tai lempiško. Bet kai kas ateina prie jiu-jitsu, prie imtynių, tai visiškai neturi jokių šansų. Aš čia sportuojantis tvirti belekai. Zero chance. Vien su vien. Mokėt jiu-jitsu gerai. Bent kiečiausias buvau šaikoje. Laukiam, kol paims mus taksi. Tokioje vietoje. Toks atvarė paimt. Kas šis yra užtamsintas.
just like the beat you can play there. You could, yeah, something like that, but I wanted to the guy who was doing all things and you dancing, you're very good. So I think they two can like do perform or together or a single. Žinau, tai šiandien mūsų paskutiniai pusryčiai. Rytoj jau, šiandien naktį jau varysim į oro uostą. Varom papusryčiaut. Zanzibaras šiaip overall žiauriai patiko. Žiauriai smagu. Nu va, kaip tik orai bjursta, kaip jau turim išvaryti. Jau debesiukai, saulės nėra dabar. Vėjota darosi labiau. Tai užtaikėm labai ant gero periodo, ant gero laiko. Tai va, liko mano paskutinė noko maikė, šortų jau nebeturiu. Žodžiu, viską vakar išdalinom. Džemperį tik pasilikau. Norėjau ir tą pasimti. Nu, visi patenkinti. Patinka vietiniam nokas. Sakiau, atsiųsiu dar aš jiems iš Lietuvos. Tai Šaika gerai sportuoja, akrobatinius triukus treniruojasi. Mūsų Zanzibar. Daro pasirodymus Zanzibare ir iš to gyvena. Tai vakar zanzibariečius pamokiau džiudžitsu, pasiboksavom. Jie mane pamokė akrobatikos. Statėm tokią piramidę, taip pabuvau visose pozicijose, tik ne žvakiai toje aukščiausiai. Tai yra ką veikti, ten stabiliai išlaikyti taip, tai vidiniai raumenys labai dirba. Avarijos. Nu, nieks bent jau nedužo. Va šitoj salos pusėje tai visai skirtingai nusekinėja. Skirtingų metų turiu galvoj. Nu, bet žiūrėk, kaip nusekė. Čia visur būna vanduo. Kada bus vaikų rūbai noko, tai jau yra šiek tiek. Džemperį, kelnes, maikės, jeigu matėt per mano kovą per išėjimą, Eliotas ėjo su full setu, tai va tie setukai jau yra, tik dar nėra sukelti į e-shopą, bet greitai bus, tai va. Ką keistum, jei būtum 20? Galbūt nebūčiau padaręs pertraukos kovojant, 7 metus nekovojau, nuo 23 iki 30 kažkur. Dabar vėl pradėjau. Bet šiaip tai nieko labai nekeičiau iš tikrųjų. Šiaip man patinka mano gyvenimas, kur esu dabar, ką veikiau. Tai manau, kad nelabai norėčiau keisti kažką, nes būčiau praradęs kai kurios smagus momentus gal. Šiaip esu patenkintas. Gal bitcoiną būčiau nusipirkęs biškį. O šiaip tai patinka, kur esu dabar. Kokie žmonės aplink mane. Šiaip nežinau, ką keisčiau. Smulkmenas, aišku, gal kažkokias ten pakeičiau, bet šiaip didelių dalykų tai nekeičiau. Esu labai patenkintas visko. Kiek laiko užtruko nuo 0 nokui? Nu, tai pradėjau aš jį nuo 2.20. Man jau pačiam tie vienam treningai atsibodė, jau nešioti jų nebenorėdavau kažką tai naujo, įdomesnio. Tiesiog dariau dėl savęs. Nu, aišku, dėl to turbūt ir viskas važiuoja, nes padarau taip, kad man pačiam patiktų nešiot. Nebuvo to, ko norėjau nešiot, o dabar turiu fainus rūbus. Man patinka, kaip jie atrodo, kaip jaučiasi, kaip skalbiasi, kaip nešiojasi. Tai anksčiau turėjau dar vieną brandą, vadinosi Osu, jeigu kas atsimena. Tai pagrindę darydavau šortus, maikės. Pagrindę šortus šiaip darydavau. Ten kelių rūšių MMA ir Muay Thai. Tai daug kas turi turbūt ir dabar dar. Matau kartais varžybose kovojant, treniruojantis. Tai buvo toks brandas Osu, dabar Nokas. Tai nuo 0 5 metai iki dabar, kur yra, bet taip stipriau pradėjau jau judinti prieš metus. Kaip pasigaminau jau pagaliau tai, kas pačiam patiko jau. Nes anksčiau taip įsistipriai nejudėjo, nes man pačiam kažkas nepatikdavo. Ar ten rūbas, ar dizainas atsibosdavo, ar
prasta kokybė būdavo, o dabar viskas patinka. Galiu ramia sąžinę reklamuot, žinau, kad geras daiktas, dėl to ir važiuoja. Tai sekanti vlogų serija, nežinau, tai dabar Zanzibarė damušam, o po to žiūrėsim, kaip vaibinsim Kaune, turėsim laiko, aišku, turėsim, padės Bendžius, pafilmuosim, pamontuosim Zanzibarę, galiu pats padaryti, turiu laiko, o Kaune jau reikės biškai dirbti daugiau reikės Kaune, tai reikės Bendžius pagalbos, nes nepavarysiu vienas. Nes jau ir varžybų pasiruošimas tuoj prasidės stipresnis, reikės darbuotis. Tai ko palinkėčiau jaunimui, tai treniruotis nuosekliai, nepraleidinėti treniruočių, nepasiduot pagundom. Jeigu norit kažko siekti sporte, jeigu tilsės sportuojate, aišku, belia ką ir darykit, bet jeigu planuojat kažką siekti, tai nuoseklumas, pastoviai turit sportuoti. Tie, kurie pasiekia, jie savo norų treniruočių nepraleidinėja, tai jeigu norit kažką pasiekti, turit nuosekliai metų iš metų sportuoti. O bokso treneriuką tai tikrai norėčiau atsivežti į Lietuvą, nes jisai sakė ir pats nori, tai gal trumpam laikui kažką tai bandysim galvot. Nes įdomu, kaip čia su vizom, su viskuo, ir jeigu jisai tikrai galės, tai būtų fainai atsivežti bent mėnesį ar keliems. Jeigu patiks ir tiks, gal ir visam laikui tokį turėtų. Sakau, šiaip Jacksonas žiauriai patiko. Užsivedęs baisiai. Iš kur tiek energijos pas jį nesuprantu. Jau pas mane jos netrūksta, bet pas jį tai iš vis. Ne, ką ten sukt. Viskas gerai su Vikšru. Kietas kovotojas, geras kickboksininkas, žiauriai smagu su juo kovot. Norėčiau dar 3 kartą pavaryti. Geriau, nes šį kartą tai tikrai galėjau geriau pavaryti. Biški. Supjoviau. Tai jeigu Dana White'as duos, tai dar kartą su Vikšru sukovosim. O jeigu ne, tai all good. Linkiu jam sėkmės. Linkiu gerai sukovoti finale. Mašinos spalva tai yra plėvelė traukta, tai traukiausi Fresh Styling. Galit pasižiūrėti ir Instagram'e, Facebook'e. Tai freshstyling.lt. Labai gerai klijuoja, su garantija, jeigu kažkas atsilupa, perklijuoja. Tai Fresh Styling klijuotas mano automobilis. Ir 2 automobilius turime su Karolina, tai abu ten pat klijuoti. Tai originalios mūsų automobilių spalvos tokios pačios, tai tokia kaip pilkai melsva, o apsiklijavom Fresh Styling'e, Karolina rudai matinė, o aš žalia. Nes esu pareigūnas, asmeninės treniruotės Zanzibarė, tai panašiai kaip Lietuva, iš tikrųjų, jie čia plešia, bet kaip treneris geras, stengiasi, tai ir negaila. Tai šiaip 30 eurų treniruotė, bet jeigu atvažiuoja pas tave, dar 10 duodi. Tai 40 eurų treniruotė, atvaro į viešbutį, patreniruoja smagiai. Ir tiek, tai va, jeigu į viešbutį į namus 100 eurų, jeigu taip, tai 30 eurų, bet manau, gali ir pasiderinti, bet kažkaip, kaip pats esu treneris, tai kainų net nekyla ranka prašyti nuolaidos. Kaip žinai, ką reiškia vesti treniruotę. Tai atvarai treniruotę vesti, dar prašo nuolaidos, tai nežinau, kažkaip tai nesiprašo, nors lyginus čia kaip Zanzibarė, tai gana brangu. Bet gerbiu trenerių darbą ir tikrai man, pavyzdžiui, dabar tas Jacksonas treneris tai žiauriai patinka, tai man jam visiškai negaila mokėti. Nes tikrai pasistengia žmogus treniruotę pravesti. Tai 7-4 niekad nekovojau, 7-5 kategorija buvo, o dar kovoti teks balandžio 22 dieną prieš Avlasevičių arba Naurį, prieš vieną iš jų, kuris pralaimės. Bus pralaimėtojų dvikova. Tai ja, dar 7-5 dar kartą sukovosiu kickboxe, o po to jau manau MMA. Kiek planuojam, tai sekantį kovą turėtų būti MMA. Tai kaip ir sakiau,
Zanzibare video montuoju pats, nes labai lėtas internetas, sunku atsiųsti, bet šiaip tai Benjis, draugas mano montuoja, tai kai būnu Lietuvoje. Bet šį kartą pamontavau pats, biškį ten supjausiu su muzika, uždėjau copyrightintų dainų, išsitrynė garsai, bet va šį kartą trečiam vlogė Zanzibaro, tai pasitaisysim. Kodėl pasirinkom Zanzibarą? Tai nežinau, čia Karolinos gal klaus reikia, nes jinai visas kelionės planuoja, aš tik varau kartu, ką jinai jūs planuoja. Man tinka, labai nesigilinu. Zanzibaras man šiaip labai patiko. Iš pradžių gal taip, kaip tik sužinojau, kad ten lėksim, taip sakiau, gal nieko baisiai įdomaus, gal Tailandė smagiau. Bet šiaip dabar tai labai esu patenkintas, patiko, kultūrą pamačiau, šiaip niekad nesu buvęs tokioj grinai Afrikoje be Egipto, tai šiaip labai džiaugiuosi, kad čia atvarėm. Labai graži vieta, graži sala, faini žmonės, aišku, bando visi iš tavęs išspaus kuo daugiau naudos, bet šiaip overall tai žiauriai patenkintas ir rekomenduoju visiems aplankyti Zanzibarą. Tai Fighter Shop'o įkūrimas, tai aš Fighter Shop'u jau užsiemu nuo 2012 metų, šiaip jo, tai jau 13 metų. Tai pradėjau prekiauti savo kambarį, iš pradžių darėm su draugu Danielium dviese, tai turėjom ten radio gamyklą trečiam aukšte patalpas, po to persikėlėm į antrą aukštą, po to į Taikos prospektą ant Aklųjų sankryžos jau ėjau aš vienas. Išsiskyrėme su Danieliu, nes išvarė gyventi į užsienį, pardavė man savo dalį ir tada jau nuo 2017 metų likau vienas, ar nuo 2016, nepamenu, 2016-2017 metų jau likau vienas Fighter Shop'e ir 8 metai raninam. Tai jeigu kas savo šaly norėtumėte atsidaryti Fighter Shop'ą, tai tokia galimybė yra gauti geras kainas. Jeigu matot, kad gyvenat užsienį ir aplinkui jūs nėra kovinio sporto prekių parduotuvių, tai parašykit man, galim padėti atsidaryti parduotuvę savo šaly, duoti prekes, visas nuotraukas, viskas yra paruošta. Tai jeigu turit minčių atsidaryti Fighter Shop'ą savo šalyje, duokit man žinot, padėsiu. Tai pagal kickboxo kovotojų pradėjau, nes pasidarė jau sunku rasti MMA porą, kas norėtų su manim kovoti MMA ir kad kova būtų įdomi. Tai aišku, ten iš užsienio galima atvežti gerų kovotojų, bet tiesiog niekam nebus labai įdomu, kaip lietuvių su lietuvių kovoja, tai visai kita intriga. Dėl to ir esu kickboxe dabar. Anksčiau nemažai kovodavau kickboxe. Turėjau gal kokią, nežinau, 20 prokovų kickboxo, gal kokia ten 30 mėgėjų, 20. Bet šiaip pradėjau tai aš nuo MMA, kai tik pradėjau sportuoti, tai turėjau gal 15 MMA mėgėjų kovų, tai atsimenu, nė vienos nepralaimėjau. Po to pradėjau kovoti pro, tai pagal pro MMA ir vėliau vėl grįžau kickboxą, pagavau traumelę ir baigėsi sportai ir dabar vėl grįžau, vėl porą MMA kovelių ir vėl porą kickboxo, o sekanti dar bus viena kickboxo, po to manau jau vėl MMA. Kaip išlieki toks ryškus visą laiką? Tai manau tiesiog, kad šiaip iš savęs esu toks greitas, staigus, deginu daug kalorijų, nes greitai judu, aišku, daug veikiu, nuo ryto iki vakaro visur judesy. Manau, kad tiesiog kalorijas daug deginu, daug kalorijų sudeginu per dieną ir metabolizmas, aišku, greitas, valgau nedaug. Man, pavyzdžiui, yra lengviau nevalgyti, negu rūpintis, kad būčiau pavalgęs ir, tarkim, palaikyti svorį, auginti raumeninę masę man yra sunkiau. Aš galiu geriau nevalgyti kavos, atsigerti ir lėkti visą dieną. Bet tiesiog paprastai nepersėdu, valgau iki tiek, kol pavalgau, nekišu niekada, mažesnėm porcijom.
Saldaus nėra, kad būčiau labai mėgėjas. Kartais iš vis nevalgau saldumynų, labiau sūrį mėgstu. Ką žinau, tiesiog genetika. Kažkokių papildų slaptų nėra. Aišku, visi norėtumėt, kad būtų, kad ir patys galėtumėt iššaut. Visi shortcutus mėgsta. Bet neturiu ką pasiūlyti, žinokit. Ką aš naudoju? Kreatiną naudoju. Vitaminus. Nežinau, kas čia ryškumui padeda. Judėkit daug, sportuokit, nereikit daug. Tai aš jau šiaip taip aktyviai sportuoju jau 18 metų. Tai jau daugiau nei pusė gyvenimo. Kiekvieną dieną. Na, aišku, būna pertrauka, ne čia kas be ko, bet šiaip 18 metų jau taip aktyviai judu. Tai tas ryškumas kažkaip niekur nedingsta, bet aišku, matau, jeigu mažiau sportuoju, daugiau valgau, tai man auga viskas, ir riebalas dedasi viskas. Bet stengiuosi prisižiūrėti, labai bijau pilvo, labai nenoriu didelio pilvo. Tai nepiknaudžiauju, neryju daug. Kiek kalorijų suvartodavau mesdamas svorį, tai šiaip įvairiai priklauso dar nuo fazės pasiruošimo, ar aš stipriai treniruojas ar nestipriai treniruojas, bet šiaip tai apie 2000-2500 tam tarpe. Tai kaip susipažinau su Karolina, tai buvau tik grįžęs iš Kazachstano, laimėjęs po pergalės, po nokauto. Алаңға жеңілемдеп келеді. Қазір міне Мұхаммед ауыр соққылардан кейін жекпе-жек аяқталған сияқты, өкінішке орай алғаш. Savimi pasitikintis, variau mieste su naujai nusipirktų dviračių ir žiūrėjau eina Karolina. Ir nors šiaip mergų niekad nekalbinu, bet sugalvojau kažkaip tai ją pakalbinti, kažką paprikolinau ten apie pirštas užbintuotas buvo, sakau, kas pirštui. Karolina ten pakikeno. Ir nuo tos dienos pradėjom draugauti ir va jau 13 metų kartu prisikalbinau. Tai man su jauduliu labai padeda susitvarkyti, jau 4 kovas turėjau, tai tikrai žiauriai geras dalykas yra vizualizuoti kovą nuo pat pradžio iki galo. Tarkim, kiekvieną dieną visą kovos eigą realiu laiku, tarkim, įsivaizduoti nuo pat to, kai tave pakviečia į ringą, kaip įlipi į ringą, sukovoji, pakelia tavo ranką. Tai ir ypač ta pati pradžia iki kovos, kad tą vietą įsivaizduotum ir pajaustum grinai tą momentą. Tada, kada jis iš tikrųjų ateina, jis nebūna toks baisus ir to jaudulio būna mažiau. Tai man šitas padeda. Nes kuo daugiau yra netikėtumų, ypač kovos dieną, kuo daugiau siurprizų, tai iš tavęs atima energiją, daro papildomą jaudulį, tai kuo mažiau siurprizų, kuo mažiau naujų dalykų, kuo tu labiau tikiesi visko ir maždaug žinai, kaip bus, tada yra pačiam lengviau, jaudulio mažiau. Tai sakyčiau, planuotis, kovos dieną būti viską jau susidėjus, sutvarkius, kad nereikėtų nieko ieškoti, jokių papildomų reikalų, visiškai taupyti energiją, nestraksėti, nedaryti ten staigių shadow boxų tą dieną. Aš, pavyzdžiui, visą kovos dieną tai tiesiog guliu, medituoju ir nieko nedarau. Tai aišku, ryte padarau ten tokią trumpą shadow box treniruotę, irgi kovos visą eigą prabėgu, tai tempas sprogsti biškai ir šiek tiek sušyli, bet šiaip tai that's it, daugiau nieko, chill ir lauki kovos. Nes anksčiau, aš pamenu, jeigu vakare kova, tai nuo pat dienos pradžios ten staigiai shadow boxing, ten galvoju, blema, koks staigus, kaip greit varau, ateina vakaras, jau žiūriu, kad jis išsidaužęs ir nėra jėgų, kojos pakirstos, raumenys užsipumpavę, atrodo net kovot nereikia, jau pavargęs. Tai siūlau kovos dieną ir dar dieną prieš, neišsidaužyti, gerai pailsėti iki kovos, nesportuoti jau sunkiai kovos savaitę, kad būtų kūnas pasilgęs kovos, kad būtų ready. Tai toks patarimas iš manęs. Tai vėl kaip kilo idėja nuoko, tai tiesiog norėjau naujo brendo, kad nešiočiau pats,
Norėjau, kad jis būtų minimalistinis, gražus, kokybiškas, su trumpu, aiškiu pavadinimu, logotipu gražiu. Nu, tai maždaug sakau, tai ką norėjau nešioti pats ir susikūriau, o pats žodis, tai tiesiog vieną vakarą medituojant gimė. Tiesiog taip. Sumasčiau knock down, knock su apačioj brūkšnelį, nežinau, tokia tiesiog kilo mintis iš niekur, taip į smegeninę nusileido ir tiek. Ir pradėjau daryti. Nieko aplinkui nėra. Kaip atrodo gerai. Dėl vėjo tai stovi nepadušutų. Wow, magija. O, eik savo. Wow. Kaip tu tai moki? Kaip nuostabiai atrodai. Neleido man nešti lagamino. Nežinau, būčiau pasinešęs. So he's going to be popular. Here you go. What's the name? Here. Here is the name. Here is the The name. YouTube name is here. Professional YouTuber. Professional YouTuber. Okay, sorry. Have a lot of discounts for you. Even 100% as Mr. David says here. Yeah, 100% discount next Yes, time. next time. If you stay Yeah? here for more than 5 Maybe days. 110%. Okay. Kaskazi. Kaskas Hotel. Kaskazi Hotel. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Zanzibar. Wow, so yes, I want to be. Did you also- subscribe? Yes, look, I turn on the notification, so I'll Very be the good. first one to see Very whatever you post. Very good. Nu, tai supažindinom Stafą su mano YouTube kanalu. Dabar žiūri videkus. O mes palikom lagaminus, jau reikia įsičekautinti, bet dar varam iki baseino iššokt, pasimaudyt, iššauti vieną kitą koktiliuką dar ir tada eisim į kitą viešbutį. Viešbutukas. Šiaip žiauriai fainai, čia žiauriai ramu, palyginus su kitom vietom, kur buvom, tai čia turbūt ramiausia. Didelė teritorija, mažai žmonių. Labai patinka. Na jau kai reikia varyti namo, tai orelis tai rimtas. Taip, išvyksta. Nu, šiandien žiauriai vėjuota. Paskutinė diena. Su vėju palydi mūsų Zanzibaras. Bai Kaskazi. Bai dušas lauko. Ai. Nu. Karolina sakė, nenori sušlapt kojų. Reikia čia varyti. Nu, rodi greitį. Laukia aš irgi. Nu. Op, 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 op. Nu, neblogai. O aš. Ai, man tai boch iš tikrųjų. Hakuna Matatizo. Gerai, vanduo išgriaužęs. Akmenis. Receptiono stalas iš butelių padarytas. Atvarėm į kitą viešbutį. Vienai nakčiai, nu, net ne nakčiai, nes jau antrą išvarysim. Tai šitas 4 kart pigesnis. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Oho, so cold. Nu, viskas čia normaliai. Nu, dušas.
Kur? Ja, kur dušas. Op. O, geras. Geras. Nice. Va, čia mūsų namukas. Čia ir jūra. Dog. Žiūrėjau, vaikai, ką tu čia gavai, sakyk, daug čia, na. Zanzibaro komplektas. Arbūzų, mangų ir bosas. Visų gėrimų bosas. Ne? Taip. Toks, man, mozzarella burgeris. Su kiaušiniu. Neblogai atrodo. Nenori padalinti? Viską paikau. Kaitiorų buveinė. Man Karolina neleidžia kaitot. Sakė, kad užsimušiu, susilaužysiu stubrą ir bus viskas. Tam gyvenime. Taip nušaldyta, atrodo, kai 3 laipsniai, kai šaldytuvą įeitum grinai. Na, neįsiu aš į vidų. Atvarėm į spa. Atvarėm į spa. Čia masažų krėslas. Karolina darys plaukus. Aš darysis masažą. Okay. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Mchezo farasi utatulia bunda nyingi. Yule rafiki yangu anapata siku ile kwa mwangalia vipi. Nudega saulė baisiai, taip skauda. Toks skausmingas masažas, atrodo, kad su švitriniu popierium darom. Atrodo, kad pirštai padengti švitriniu popierium arba prieš masažą papylė smėlio ant manęs belekiek. That was very painful. Nežinau, žodžiu, nusvilę pasaulės neikit masažuotis. Nerekomenduoju, bet viską beveik ištvėriau. Dabar smegenų masažas. Tikrina, ar momenėlis subrendęs. Kaip tu? Nabaga. Ragas. Čia viskas gali atrodyti labai paprastai, bet iš tikrųjų čia yra autentikos viršūnė. Kaip būna 5 žvaigždutės, tai čia 6.
O, visos gynė pajėgos. Nu, čia man toj galės paklot. Lova, man atrodo. Sakau, toj man čia galės lovą paklot. Nu, nice. Nemažai prikabino čia tau. Džyba. Karolina, Tanisha, Braškytė, Stebuliauskė. Hello. Ačiū. Mkwa. Kwa bibi, twendeni nyumbani basi. Ką čia padarė? Ndo natoka hapa, nataka nitoke hapa. Si una mfuko, pitia basi. Sako, baigėsi Ramadanas, liek pas mane. Si niko maeneo ya Monica huku. Ai, čia žiūrėk suriždas su kasatu. Čia šisai. Looks amazing. Africa for men. Africa. For you? Da-da-da-da. I had. Wow, kaip fainai. Pats rimčiausias passion fruit kokteiliukas. Čia gal vos vandens yra tik nuo leduko. O šiaip visiškai pasiflorą išspausti ir nukošti. Pats žiauriausias, kokį esu gėręs. Oh my god. We waited for 3 hours. Thank you very much. Thank you. Tuna tartario. Oh my goodness. Ką tu? Krevetytės. Shrimpitos. Čia išgeriau jau 3 kokteilius. Tanzanita. What's up, my man? Varom paskutinis naktinis susimaudymas. Jau greit būsim namie. Nusvilęs normaliai. Team Nok varo į autobusą. Tas garsas nieko gero nežada. Labai tokia seksi kojytė šalia manęs. Va čia tai oras. Dangus nuostabu. Žalia ruda. Atsisuk repre. Amazing. Blue face, baby. O, kokia mes pasvilę. Manau, kaip čia mūsų parodyti. Team Knotsk. Tiki vriki. O, kokie tavo plaukai?